mergas dėl ūkininką mušas. Pasiutė mergas buvo. Mušas dėl to Gaspadoriaus. Jis buvo sens berns, ūkį valdė, įda kaimo maršalka buvo. Tarnavo tokia Juzė. Mažiutė buvo, sakydavo mergė kaip pirštinė, nušakinas, kurin buvo. Į buvo tokia Povilaičia giminaitė. Į taitas Gaspadorius rūpėja. Įda vienas sodžiui buvo. Tai Juzė pas jį tarnavo, susibičiuliavė jau buvo, kas čia dabar žina. Įda buvo partalka, įsuvėja visas pas tą Gaspadorių. Dirba, paskiau greitai namo, švariai persivilks, eis ant baigtuvių. Ja suvėja visas baltom bliuskelom, o tai jau busimoji, pasimirkė šluotą, į taukus par pečių, par suodis, į už durų. Kai tik ta ėja, per nugarą brūkš, į kur tu eisi? Reikia eit namo. Paskiau bernai prie stalą susėdė, susimerkė, įtraukė. Lyžė šluotasi, kačargasi, pasiūta mūsų mergas, kai šušluota paržegnoja, sesę namo to išploja. Per kelias minutės buvo daina. Paskiau to Gaspadoriaus vežė pieną iš Šimkūnus. Žinai, kaip per kaimą surinkdavai veždavą. Ta Juzė veš, o ta kita lauk, su viedru pamazgu pasikavojus. Kalėja ant tos mergos, arkliai pasibaidė, kanas išdaužė, pieną ištaškė, da paskiau vežė mūsų kaną Joniškį taisyti. Žinai, aluminis. Sulamdė subuva, kana brangus daiktas buvo. O daugiau, į apsiženėje su ta Juzė buvo geriausia brolienė. Turėjo 4 seseris, tos vaikų, kokiu reikėjo darbinykų, tokių jų buvo. Į didesnių, į mažesnių, į pusbernų, į piemenų, į visko. O jie, čia buvo kelius metus šnekos. O tie Gaspadoriai didieji, tai šnekėjo ilgiausiai. Papasakoja Stasys Vytautas Urniežius, paskaitė Rita Urniežiūtė. Dovanos karaliui. Viena varginga žmogeliaus darželį užaugęs milžinišks, baisiai didelis ridiks. Tas žmogelis gražiai atkasęs, kad šaknelių nepagadytų, išrovęs, įsivertęs į ratelius, nuvežęs pas karalių, atidavęs pasigirdams, kad toks didelis tik karaliui te prigulęs. Karalius jam labai padėkavojęs, pamylėjęs ir labai apdovanojęs. Ta žmogelis džiaugdamasis parėjęs ir turtingai gyvenęs. Jo kaimyns, išgirdęs turtininks, kad tą nabagą taip karalius už tokius niekus apdovanojęs, jis pamislės. Išprovijęs gražią karietą su 6 arkliais ir nuvežęs ir jus karaliui dovanas. Karalius jam padėkavojęs į priešais kaipo turtingam žmogui, liepęs tą ridiką vežtis namo. Užrašė Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė.